Sveiki, šitas šiek tiek kitoks video, negu esate įpratę. Labai dažnai iš tiesų žmonės man rašo, kad juos traukia visos pozicijos. Tiesiog, kada sakau, pasirinkite kortų poziciją, arba ateina į YouTube kanalą, renkasi kažkokį klausimą poziciją ir sako, mane, ką daryti, jeigu traukia visos pozicijos. Tai tikrai, žinokit, jau kokius 20 kartus šito klausimo sulaukus per labai trumpą laiką ir nusprendžiau, kad reikia apie tai pakalbėti. Ką daryti, ką reiškia, ką daryti, kai traukia visos pozicijos. Atrodo, negali pasirinkti. Tai jeigu ir jūs atėjote šitą video, greičiausiai ir jums taip yra buvę, tai paprastai, jeigu jūs traukia visos pozicijos, negalite pasirinkti, tai atsakymas yra toks. Sprendžiate iš desperacijos ir nesate ryšyje su savimi. Greičiausiai kažkokioje situacijoje dėl tam tikro aplinkybių arba savo vidinių dalykų, dėl emocijų patiriamų, esate toj situacijoje desperacijoje, tiesiog desperatiškai ieškote atsakymo. Norite atsakymą gauti bet kur, bet kaip ir bet kur ir kuo greičiau, nesvarbu kokį, svarbu gauti. Tai labai dažnai šituo atveju būna taip, kad negali pasirinkti, atrodo visos pozicijos tau tinka. Tai pirmiausia, nusiraminkit, reiškia, jeigu traukia visos pozicijos, reiškia, greičiausiai atsakymo jums nėra nei vienoj. O veikia jūsų vidinė desperacija, vidinis noras gauti bent kažkokį tai atsakymą, kad save nuraminti. Tai elgtis reikėtų priešingai, nežiūrėti iš eilės visas pozicijas ir gaudyti ten kažką tai po trupinį, kas galbūt jums tinka, o tiesiog atsitraukti. Išjunkit tą YouTube'ą, išjunkit Facebook'ą, dar ten kažką, kur žiūrite. Tiesiog pabūkit su savim, paklauskit, o kas iš tiesų vyksta, o ko aš iš tiesų noriu, o dėl ko aš taip noriu tą atsakymą gauti, apie ką tas noras mano iš tiesų yra. Ar kažkokios ramybės nerandat, ar darot, nesidaro, kažkas tai nesigauna, nutrūksta, ar dar kažkas tai vyksta. Tai vat pirmiausia, raskite tą vidinį tašką, vidinį ramybės tašką, kad ir kaip būtų tuo metu blogai, kad ir kaip tuo metu jūs plėšytų į skirtingas puses, tiesiog pabūkit su savim, atsiribuokit. Ir tada sugrįžkit, pamatysit, kaip jums iš karto ateis į galvą, kuri čia ta pozicija mano. O galbūt kaip tik ateis tas pojūtis, kad nei vienos nenoriu rinktis. Nereikia, o tegul būna taip, kaip būna. Tegul savaime sprendžiasi. Tai paprastai, jeigu atrodo, kad galiu visas žiūrėti, visos traukia, visas noriu ir ypatingai būna 4-5 pozicijos, pas mane nebūtinai pastebėti bus tik tai 3, gali būti daugiau. Ir nori žmogus visas iš eilės žiūrėti, visos traukia, tai žinokite, greičiausiai nėra jums skirto atsakymo, arba jūs esate pernelyg desperacijoje, kad tą atsakymą iš viso priimtumėt, suprastumėt, suvoktumėt ir galbūt jums dar nelaikas to atsakymo gauti. Tai arba nusiraminti ir pabandyti iš naujo ateiti pasirinkti poziciją, arba tiesiog dar jums nelaikas. Arba čia jums nėra žinutės. Irgi taip gali būti. Nebūtinai bendro pobūdžio analizė jums bus žinutė. Tai ir šitą žinokit, kad galbūt jums tiesiog dar nelaikas. Net jeigu žiūrit visas pozicijas iš eilės ir atrodo, kad nei viena nerezonuoja, tai dar didesnis patvirtinimas, kad šiuo metu jums nereikia galvoti apie jokius atsakymus. Leiskit dalykams tiesiog vykti, leiskit dalykams tiesiog būti. Išjauskit, kokie jausmai yra, išbūkit su situacija, kuri yra, tiesiog priimkit ją kaip faktą. Pas mane katinas miaukia, atsiprašau, jeigu girdisi, nieko negaliu padaryti. Tai tiesiog žinokit, kad kada norisi apimti viską, reiškia greičiausiai norisi tai daryti iš kažkokio impulso, ne iš tikro poreikio, tas poreikis yra kažkoks kitoks, iš tiesų ramybės radimas, galbūt nusiraminimo, įsižeminimo kažkoks poreikis, o ne visas pozicijas peržiūrinėti. Tai tiesiog atsigręžkite savęs paklauskite, o ko aš iš tikrųjų noriu, o ko aš iš tikrųjų bijau, o dėl ko man iš tiesų neramu. Ir tas atsakymas greičiausiai ateis netgi jums iš vidaus.
nieko nereikės daryti ir net nereikės pozicijų rinktis. Greičiausiai atsakymas yra jūsų viduje. Ir tik jūs galite jį rasti. Taigi, ką dar padarysim, tai duosim jums šiokį tokį patarimą. Vat ką daryti, jeigu ir dabar jau taip jaučiatės, kad kur benainat į kokią analizę, tarsi visas pozicijas norisi rinktis. Ir ką daryti? Koks būtų jums kortų patarimas? Šiuo atveju, jeigu norisi visas pozicijas rinktis ir atėjote čia su tą mintim, kad visgi jums norisi visų pozicijų. Ką jums daryti? Taip, tai greičiausiai ir yra taip, kad jūs esate pametę savo galią, pasidavę jausmams, pasidavę savo baimėms. Taip. Vietoj galios, matot, čia yra imperatorius labai gražus, šitas imperatorius, šitos kaladės. Labai graži korta, iš tiesų, čia tokios labai įdomios kortos keisto pasaulio taro. Ir šita kaladė apskritai tokia visa tamsi, pritemdyta, bet patys paveikslėliai yra labai gražus, iš tiesų tokia labai realistiški, kai kurie netgi pernelyg, kaip sakau, realistiški, net atrodo galėtum ten įžengti ir atsisėsti tą sostą vietoj tos karalienės ar dar ko nors. Tai žiūrėkit, vietoj savo galios jūs renkatės baimę. Tai apie ką ir kalbėjom prieš tai. Tai, turit galią, turit daug emocijų, galbūt čia, susirinko, kaip sakau, emocijų žmonės, kurie labai dažnai renkasi tą kortų kaladę, tokią auksinę, blizgančią, kur, sakau, labai dažnai ateina emocijų žmonės šitos pozicijos pasižiūrėti, ir tokia tradicija, kažkaip net, kai ateina individualus klientas, irgi renkasi, sakau, emocijų žmonės. Ir galbūt tikrai esate labai emocionalus žmogus ir jūs labai paveikia kitų nuomonės, jūs labai paveikia kažkokie pokyčiai, kažkas, kas nenumatyta, kažkas, ko nesitikėjote. Jūs labai pagauna per emociją, pagauna per kažkokias ankstesnės patirtis, labai greit surezonuojat, labai galbūt empatiški esat, labai greit pagaunat ir aplinkinių emocijas. Tai iš tiesų, jūs valdo jūsų emocijos. Jūs praradę savo galią, vadovaujatės baimėmis ir leidžiat tam visam negatyvui jūs valdyti, daryti jums didžiulę įtaką, čia jums sukrenta apversta stiprybės korta. Tai tarsi praradę tą savo vidinę stiprybę, vidinę savo pasitikėjimą savimi, vidinį stuburą. Tai ką jums daryti, iš tiesų atrasti iš naujo, prisiminti, nors jums šiaip nieko atradinėti nereikia, jūsų asmenybėje visą tai yra, atrasti iš naujo vidinį stuburą, suvaldyti savo emocijas. Žiūrėkit, kaip gražiai šitas personažas laiko taurę abiem rankom, labai gražiai, labai tvirtai laiko, ir už dugno, ir už šono laiko, tarsi, aš žinau, ką aš darau. Čia yra dar kažkokia žuvis, tarsi toje taurėje. Tai toksai, tarsi tvirtai paimti save į rankas. Nusiraminti, tvirtai paimti save į rankas. Ir kas tada bus, kai jūs savo emocijas suvaldysite? Kokią naudą jums tai duos ir kas čia bus? Kiek daug čia krentams. Gerai, pasižiūrėkime. Taip. Tai įsijungs tada jūsų protas, kuris jūs išves iš tiesų į sprendimą. Žiūrėkit, čia labai daug kardų po to krenta. Kai suvaldom emocijas, 8 taurės, 7 taurės, matot, mažėja įtaka. Ir tada įsijungia tarsi protas. Ateina į pagalbą protas, kuris yra iš tiesų pasiryžęs įveikti. Nes jūs tikrai nesate tas žmogus, kuris nieko nesugebėtų gyvenime padaryti ir išspręsti, ir ten tik tai verkti pagalbėti sugeba. Tikrai ne.
Jūs esate stiprios asmenybės, tie, kas čia žiūrite, tikrai sugebate problemas išspręsti. Tačiau jeigu jums emocijos, jūs taip ir išneša, žiūrėkite, į kosmosą. Su visu to, ant ko esate, su visur pakylat. Toks tarsi išskrenda, išskraidina jūsų mintis, jūsų fantazija, jūsų tas perteklinis galvojimas, kas bus, jeigu bus, jūs kažkur nuneša ten į dangų ir tiek žinių, ir ten jau paskui nebesuprantat nei kas darosi, nei dėl ko jūs tai darot. Ir net kitą kartą gal net savęs paklausot apskritai, kaip aš čia atsiradau, kaip aš pradėjau apie tai galvoti. Net patiems keista. Tai tas emocijas, kada įžemini, ateina proto balsas ir jis sako, žiūrėk, tu gali padaryti dar šitą ir šitą, ne? Nėra viskas, kai tik tai juoda ir balta. Jeigu kažkas yra gyvenime negerai, tai kas nors yra ir gerai. Tai prisiminti tą dalyką, kas yra gerai. Tai nuraminus emocijas ateina jūsų proto galia ir padeda jums išspręsti problemą. Čia yra kartų karalius, irgi sėdi labai gražiam soste, bet ir jisai, žiūrėkit, sėdi jis jau sėdi ant žemės, jo sostas jau yra ant žemės, nors čia yra ir debesis, ir skraido kažkas, tai tačiau pats sostas, žiūrėkit, yra ant žemės. Čia jūs kažkur skrendat, jūsų mintis, ten jūs išneša, jūs nežinot net kaip, kas, nėra jokio įsižeminimo, ne? Čia mes jau turim įsižeminimą, ateina protas ir sako, žiūrėk, yra taip ir taip, dabar tu taip pagalvosi, ne, ir tu gali dar tą padaryti. Tada atsiranda tas pagrindas po kojomis. Sakau, žiūrėkit, kartams visada yra pagrindas po kojomis. Visada. Visos kartų kortos yra įsižeminusios kojomis į žemę. Visada. Tai šitą vietą tikrai labai svarbu pastebėti. Jeigu čia visur kažkokie kosmosai, kažkas skrenda, kažkur ten neša, kažkokie, žiūrėkit, kiek daug pas jį virš galvos visko vyksta. Čia dar ir mėnulis šviečia, toks nelabai aišku, kas ten, ir čia ta fantazijos pasaulį tokį ir atspindi, kad gyveni tarsi fantazijos pasaulyje ir tu nebejauti įžeminimo. Tai atradęs įsižeminimą, iš tiesų gali atrasti sprendimą. Tai labai paprasta, tiesiog jeigu traukia visos pozicijos, susiramink, paleisk emocijas, čia irgi kažkokiam kosmose vaikšto, čia gal net Žemės planeta ar mėnulis, ar dar kažkas tai žiūri ten į kažkokią tai planetą, kurios negali pasiekti, kažkokiam nežemiškam pasaulyje, ir raudona žolė, gal raudona žemė, kažkas nesuprasi, kas vyksta, tarsi keliauja ten, kur negali pasiekti. Nori nukeliauti ten, kur realiai jisai negali patekti. Tai toks tarsi savęs įkalinimas tame savo fantazijų pasaulyje, tame savo minčių pasaulyje, kurios nuneša ne ten, kur iš tikrųjų turėtum būti, ir generuoja baimės įvairiausias, generuoja kažkokį nepasitikėjimą, o jeigu ten tu tai padarysi ir atsitiks tas, įsivaizduoji, ir plaukia ten, ir viskas, skrendi, jau ten visos planetos, balionai, čia kas tik nori telpa. Viskas viename. Tai nusileisti žemės, įsižeminti, rasti savo pagrindą, leisti protui galvoti. Jeigu jaučiat, kad emocijų per daug, tiesiog leiskit protui galvoti. Paleiskit tos visus balionus, nusileisit, čia įsižeminsit. Ir viskas. Ir tada jau jums ateina sprendimas. Tai tokia žinutė tiems, kurios traukia visos pozicijos, tikiuosi, buvo naudinga. Ir šiek tiek paaiškino, dėl ko kartais tai vyksta, nes žmogus yra emocinė būtybė, emocionalus, visgi ir emocijos yra jam įgimti dalykai. Tai kągi, ačiū, kad žiūrite ir susitiksime kitame video. Iki!